Metų spalio 10 diena skrendam į Paryžių. Taigi po 2,5 valandos skrydžio ir valandos kelionės autobusu atvykome į Saint-Denis miestą, kuris Wikipedijoje apibūdinamas kaip Paryžiaus šiaurės priemiestis. Kiek suprantu, esame šio miesto centre ir tiesiai priekyje matome įžymėją Saint-Denis katedrą. Nuo šios vietos iki administracinės Paryžiaus ribos atstumas yra apie 5 km. Na, pasakysiu, jausmas įdomus. Lyg viskas čia vyktų ne su manimi, o visus šios vaizdus matyčiau televizijos ekrane. Valio, kiek suprantu, patekome į vestuves. Na ir einam pėsti į Paryžių, kažkur apie 7 km. Iš Saint-Denis einam į Paryžių. Labai gražu. Paryžius. Ir einam tom gatvėm, tom vietom, kur turistų šiaip nevežioja. Tai turiu pasakyti, vietom vaizdelis labai nekoks. Na, nepasakysiu tiksliai, kas čia yra, bet mane informavo, kad tai yra kino teatras. Atrodo įspūdingai tas kino teatras. Sakau, negaliu suprasti, ar čia Paryžius ar Venecija. Kanalai, kanalai, kanalai. Šiaip atrodo labai įspūdingai ir platus. Na, iš tiesų, kas malonu, matom begalę sportuojančių žmonių. Įvairaus amžiaus matome bėgioja ir čia
Jų tikrai labai daug. Na, šiandien yra šeštadienis, tai laisva diena, visi sportuoja. Čia, kaip suprantu, gaisrinės padalinys kažkoks prieš gaisrinės apsaugos. Nu, fainai vietai, vandens pilna aplink. Laukiam eilėj į žymėją Notre Dame de Paris katedrą. Notre Dame de Paris. Pagaliau paskutinė tiesioja ir įeisime taip pat į Notre Dame de Paris katedrą į vidų. Stovi apsauga, kažką tikrina, ką nežinau, tikėsime su kamerai leis. Su mano kamera filmuoti prieblandoje sudėtinga, bet to ir operatorius aš neypatingas, todėl dėl vaizdų kokybės katedros viduje atsiprašau. Tačiau tikrai buvo verta laukti eilėje ir patekti į katedros vidų. Patikėkite. Na, pagaliau nebe kanalas, o tikra Senos upė, na, o aname krante matome įžymųjį Luvrą. Štai taip atrodo Luvras iš arti. Šį vaizdą yra fiksavę daugybė profesionalių fotografų ir kino operatorių, todėl, ką nors iš jūsų nustebinti nesitikiu, tačiau nenufilmuoti negaliu, kadangi reginys išties nepaprastai įspūdingas. Nenorėdamas būti įkyriai nuobodus, daugiau nebekomentuosiu. Pasakysiu tik tiek, kad man Paryžius tai miestas turintis kažkokią trauką. Tačiau kas konkrečiai jame traukia, neatsakysiu, kadangi nežinau. Galbūt ta nežinia mane ir traukia. O gal šį klausimą atsakysite jūs? Pažiūrėkite.